Jeigu kenčia rankos kraujotaka, tai vyksta dėl prispaustų kraujagyslių tarp raktikaulio ir viršutinių šonkaulių. Būtent čia praeina poraktinė vena ir arterija. Pakėlus ranką į viršų ir pasukus galvą į priešingą pusę, jeigu nėra pakankamai judesio šitoje zonoje, užsispaudžia kraujagyslės ir dingsta pulsas. Būtent aš šitą testą naudoju kaip diferencinę diagnostiką atmesti nervo patologiją. Nervų testavimas ir sausgyslinių refleksų testavimas nėra patikimas. Raumenų testavimas nėra patikimas, jeigu ranka visą laiką badauja dėl nepakankamos kraujotakos. Atsistojate tiesiai ir atliksite 3 judesius. Kelsite pečius priešpriešą. Vienas į viršų, kitas maksimaliai žemyn. Ir vienas į viršų, kitas maksimaliai žemyn, galva visada tiesiai, nosis nenukrypsta nuo centro. Ir 3 judesys, krūtinę atstatysite, pečius suvesite. Tai yra krūtinės judesys, labai svarbu, kad ne tik tais pečiai, bet ir krūtinė judėtų. Taip atliksite 5 kartus, žiūrėdami tiesiai, tuomet pasuksite galvą 45 laipsnių kampu, atliksite lygiai tą patį, jokios įtampos ir užlaužimo kakle, tikrai ne maksimaliai, darykite lėčiau negu aš rodau. Tuomet pasuksite į kitą pusę ir atliksite vėl tuos pačius 5 kartus. Ir čia bus viena serija, 5, 5 ir 5. Tokias serijas pasidarysite 2 ar net 3. Dirbkite taip savaitę, po savaitės pakartokite testą, pasižiūrėkite, kas pasikeitė ir palikite komentarą.